su vyru, kuris nėra dūšioj, nebus jokio liudijimo, nes vyras galvos moterį. Ir moteris galbūt žinos, kad yra mylima, nes vyras per galvą rūpinasi, tvarko reikalus ir moteris žino, kad yra mylima pagal faktus. Problema yra tame, kad dalis mūsų nesupranta, kas čia darosi. Nes tai yra patirtiminis momentas, per kurį mes suprantam, visiškai jaučiam gyvenimą, negu per čia. Ir čia galvojama, o čia yra patiriama. Ir daugelis mūsų brolių, yra daugiau kaip pusė mūsų, net nesupranta, kai mes kalbam apie patyrimą, apie jausmą, apie dūšią, vyras taip klapsi akim ir mokosi. Bet tai būna labai labai kažkas tai tokio. Ir vat vyras, kuris nesupranta, kas tai yra, ateina pas moterį ir moteris sako: "Aš jaučiuosi nemylima." Aš nekalbu apie natūralus. Kai kada gi yra dūšios natūralai, kurie nesupranta, ką daro ir yra tokie vyrai. Bet pagrindinė mūsų kategorija yra tokia: mes žinom, kaip gyventi, bet kai mes ateinam pas moterį, liudijimas, draugystė, jautimas, jis ateina ne iš čia, o iš čia. Net ir iš ten netgi, net ir apačioj, nes, dūšia, jinai, kalba netgi per lytinę sistemą. Bet pagrindinis dūšios aspektas yra čia. Nu, toksai labiau žmogiškas, dalinai žmogiškas, dalinai gyvūniškas.